Žodis elektra buvo žinomas dar senovės Graikijoje prieš gerus 2000 metų. Žmonės pastebėjo, kad vieną į kitą trinant du daiktus išsiskiria šiluma ir susidaro keista jėga. Pavyzdžiui, šilkos skiautę patrintas gintaro gabalėlis pradeda traukti lengvus daiktus. O ir kiekvienas iš mūsų, vilkdamasis vilnonį megztinį, tikrai nors kartą yra gavęs lengvą elektros smūgį ar matęs kibirkšteles. Kaip dažnai būna, didžiausi moksliniai atradimai padaromi atsitiktinai. Taip nutiko ir prieš 200 metų. Vienas italų mokslininkas, biologas Luigis Galvanis, darydamas bandymus pastebėjo, kad skystyje varlės letina, patekusi tarp dviejų skirtingų metalų gabalėlių, ima trūkčioti. Tik mokslininkas suklydo manydamas, kad priežastis varlės koja. Jo tyrimus tęsė kitas mokslininkas Aleksandras Volta, kuris ir išaiškino, kad varlės letina veikia tarp dviejų skirtingų metalų plokštelių susidaranti elektros srovė. Tuomet ir buvo nustatyta, kad elektra tai kryptingas elektringų dalelių judėjimas. Na, o po šio atradimo XIX amžiuje sekė atradimas po atradimo. Telegrafas, telefonas, elektros lemputė, elektros variklis, pradėjo važiuoti pirmieji elektra varomi traukiniai.